Sveikos mano brangios mergelės, tai yra prognozė jums taro kortomis vasario mėnesiui. Įpusėjo sausis, parašykite prašau, kaip jums einasi sausis, kaip prasidėjo jūsų naujieji metai, kokios energijos, ar pasikeitė kažkas, tai ar pajutote, kad įžengėte į naujuosius metus, ar pajudėjo reikalai į priekį. Parašykite, pakomentuokite, galbūt jau išsipildė kažkokie tai jūsų lūkesčiai, kaip jūs jaučiatės pirmą mėnesį naujųjų metų. O mes pradedame, mergelės. Kas laukia mergelės ženklo atstovus vasario mėnesį asmeninėme gyvenime. Pradedam nuo asmeninio gyvenimo. Kas laukia asmeninėme gyvenime? Mergelės, vasaris. Mergelės, vasaris, kas laukia asmeninėme gyvenime. Mergelės, jums bus mėnuo apie šeimą, susitelkimas į šeimą. Čia yra korta, kuris sako apie tai, kad jūsų šeima, jeigu jums reikės palaikymo, jūs palaikys. Taipogi, tai yra korta tokios gausos, finansinės gausos. Tai yra tuomet, kai šeima suteikia jums ne tik moralinį palaikymą, ne tik tai jūsų pojūtį jūsų realizacijos šeimoje, bet šeima jūs, jeigu ir reikia, palaiko finansiškai, palaiko materialiai. Čia mergelės kažkam tai gali ateiti tokios dovanos, pasnigti dovanomis, materialiomis dovanomis. Galbūt jūsų šeima parodys jums, kad jūs labai vertina būtent per finansinės dovanas, materialias dovanas. Galbūt kažkokį išpildys jūsų norą. Dabar jums būtų labai aktualu tuos norus savo garsiai ištransliuoti savo šeimos nariams. Tarkim, imam moterį, kuri nori kažko tai turi konkretų kažkokį norą, tai jūs turite garsiai tai kažkaip įvardyti savo partneriui, pavyzdžiui, jeigu norite gauti kažką tai konkretaus. Vėlgi, jeigu svajojate apie kažkokią ten kelionę arba kažkokį daiktą, tai jūs jau turite tai pasakyti, kaip aš sakau, liežuviu per burną. Suprantate, nes kitaip žmogus nenuskaitys jūsų minčių ir jis neturi susivokti ir susiprasti, ko jūs norite. Jūs turite aiškiai ištransliuoti savo norą ar svajonę. Artėja Valentino diena, moteris, tai prašom savo norus aiškiai ir konkrečiai vyram įgarsinti. Tuo labiau vyram bus lengviau išpildyti ir, taip sakant, patenkinti jūs. Taip, toliau, korta judėjimo į priekį, korta dinamikos. Galbūt mergelės labai daug reikės vasario mėnesį kažkur tai važinėti. Važiuoti, kažkur tai daryti, tvarkyti reikalus ir taip toliau. Čia gali būti tiesiog pagal šitą kortą labai daug važiavimo automobilių tuo pačiu, galbūt jeigu pačios daugelis vairuoja, galbūt didelę laiko dalį praleisite už vairo, tik tai ir važinėsite pirmyn atgal, tai vaikus nuvežti, tai vaikus paimti, tai darbą, tai iš darbo, tai parduotuvę, tai dar kažką, tai galbūt į savo kažkokius tai reikalus, tai čia daugiau susijusi tą dinamiką būtent su važiavimu. Ir labai džiuginanti žinia, mano brangios mergelės, jums moteris, nėštumo pastojimo korta, imperatorė iškrito, kažkas tai iš jūsų gali pastoti vasario mėnesį. To aš jums ir linkiu, taipogi tai yra korta santuokos. Tai galbūt irgi kažkas iš mergelių ženklo atstovų gaus pasiūlymą ištekėti. O jum, brangus vyrai, irgi yra toks namiokas savo moteriai, laikas pasiūlyti santuoką. Tuo labiau labai gera proga, Valentino diena, super romantiška diena tokiam pasiūlymui. Taip, žiūrim toliau darbas. Kas laukia mergelių vasario mėnesį darbo srityje. Vasaris, darbas, mergelės. Darbas, mergelės.
Taip, žiūrėkite, mergelės, turėsite daryti pasirinkimą, bet iš pradžių, vasario pradžioj, galite susidurti su apkalbom, su šmeižtu, galite susidurti su tuo, kad kažkas tai iš pavydo gali jums už nugaros kalbėti kažkokius tai negražius dalykus. Ta prasme, kad galite būti apšmeižti, galite susidurti su intrigom iš kažkokių tai slaptų priešų. Tai turėkite omenyje, kad darbo srity galite būti apmeluoti arba apie jūs gali paleisti kažkokius tai melagingus gandus, apkalbos ir tokios labai negražios bus. Bet faktas, kad ateina pokytis. Jums iškrito 3 didieji arkanai. Didieji arkanai tai yra visada apie ženklesnius pokyčius gyvenime. Tai jau ne buitinis lygmuo, o toks jau svarbesnis, aukštesnis. Tai vasario mėnesį pas jūs darbo srityje laukia dideli pokyčiai. Jūs turėsite priimti sprendimą, stovėsite savotiškoj kryžkelėje, pasirinkti turėsite arba variantą A, arba variantą B. Žodžiu, bus keli pasirinkimo variantai ir turėsite galvoti, ką jums apsimoka labiau pasirinkti. Vat vėlgi, jeigu susidursite su tokia situacija, visada rekomenduoju, galite kreiptis irgi patarimo pas mane per kortas, pasižiūrėti, koks būtų palankesnis jums pasirinkimas, nes visada akcentuoju, kad šita prognozė yra tik tai bendro pobūdžio. Jūsų asmeninė prognozė ir asmeninius įvykius jūs galite pamatyti ir sužinoti tik tai tuomet, jeigu aš darau prognozę iš jūsų nuotraukos ir gimimo datos. Tai prašom, kreipkitės, rašykite, mėnesio prognozės kaina tik tai 13 eurų. O jūs, mergelės, žiūrėkite, turėsite pokytį, pasisuks jūsų likimo ratas 180 laipsnių kampų vasario mėnesį. Tai tas pokytis, jisai bus būtent susijęs su to, kad jūs stosite prieš pasirinkimą ir turėsite rinktis arba, taip sakant, eiti į kažką tai naujo, arba likti toj pačioj senoj aplinkoj, senoj energijoj ir viską palikti po senovę. Taip, ir paskutinė sritis sveikata. Kokia bus jūsų sveikata? Vasario mėnesį, mergelės, sveikata. Vasaris, sveikata. O kad viskas gerai. Korta jėga, jūsų potencialas, jėgų, dar galėsite, sakykim taip, kažkas tai laikysis valios pastangomis, ne? Kažkas tai savo tokiu pozityviu nusiteikimu, kad viskas gerai, viskas čia praeis, viskas bus super, čia tokia būna būtent proto galia, ne? Kada mes galim savo protų save nuteikti. Taipogi, imperatorius tai yra tuomet, kai žmogus, tokio, sakykim taip, galbūt jau vidutinio amžiaus, bet vis dar turi jėgų, vis dar turi sveikatos ir vis dar, pakankamai neblogai jaučiasi, nežiūrint savo kažkokį ten amžių ir įveikia kažkokias tai nedidelės problemėlės, ant jų nesusitelkia. Tai tiek būtų, mano brangios mergelės. Čia apačioj visada palieku nuorodą į savo svetainę, būrimas taro kortomis. Ten jūs galite labai patogiai pasirinkti dėlionę, metinius būrimus, dėlionę suskirstytos pagal temas, meilė, darbas, finansai, sveikata, prognozės metams į priekį, pasirinkti, įsigyti. Jeigu nerandate savo tinkamos dėlionės, tai visada galite parašyti man su savo kažkokią konkrečią asmeninę situaciją ir mes padarysime asmeninę analizę būtent pagal jūsų situaciją. Tai tiek būtų. Sėkmingo jums vasario mėnesio, mergelės.